Šiandieną gaminsiu paprastą receptą – vištieną korėjietiškai. Vištieną supjaustome vidutinio dydžio kubeliais. Sudedame į gilų indą, pabarstome druska, pipirais, užberiame raudonosios paprikos milteliais, užberiame česnako milteliais, įdedame porą šaukštų kukurūzų krakmolo ir viską gerai išmaišome. Ant įkaitintos keptuvės dedame ir pakepiname vištienos kubelius. Kepu apie 6 minutės kiekvieną pusę, kad gerai apskrustų. Iškeptą vištieną išimu iš keptuvės į atskirą indą. Į įkaitusią keptuvę įpilu sojos, įdedu porą šaukštų pomidorų padažo, įpilu puodelį vandens, įdedu šaukštą medaus ir medų ir padažą ištirpdau ir tada sudedu atgal vištieną atkeptintą. Viską gerai išmaišau ir leidžiu pastovėti kelias minutes. Tada įdedu sezamo sėklų ir irgi jas sumaišau ir šiek tiek palaikau karštoj keptuvėj. Prie vištienos paruošiu agurkų salotų. Tam supjaustau agurką skiltelėmis, sudedu į indą ir užpilu sojų padažu. Taip pat užpilu ryžių acto, užpilu aitriosios paprikos miltelių ir užpilu česnako miltelių. Užpilu sezamo sėklų, viską gerai išmaišau ir leidžiu pastovėti keletą minučių. Šalia lėkštėj paserviruotų ryžių įdedu vištienos gabalėlius ir įdedu marinuotų agurkėlių. Kaip skanu. Paragaukite ir jūs. Tokios skanios vištienos aš dar nesu ragavęs.